Sveiki, esu Aistra. Esu projekto gamtoskvapai.lt įkūrėja. Šiame video reportaže noriu su jumis pasidalinti apie alembiko sudedamąsias dalis. Trumpai papasakosiu, iš ko susideda alembikas skirtas augalų distiliavimui. Distiliavimo aparatas, distiliatorius yra skirtas augalų distiliavimui. Alembikas susideda iš 4 dalių. Pirmiausiai, prieš pradedant distiliuoti, į varinį puodą turime įdėti sietelį. Sietelis yra skirtas tam, kad augalinė žaliava neprisviltų. Įdėję į puodą sietelį, ant jos galime krauti augalinę žaliavą. Augalinė žaliava gali būti tiek šviežia, tiek džiovinta. Tuomet užpilame vėsiu vandeniu. Galimas ir atvirkštinis procesas, pirmiausiai pilant vandens, o tik vėliau dedant augalinę žaliavą. Kai mūsų varinis puodas pripildytas, ant jo galime uždėti taip vadinamąjį gulbės kaklą. Gulbės kaklas dažnai būna su įmontuotais termometrais, tačiau tai nėra būtina. Kaitinant augalinę žaliavą iš puodo apačios į gulbės kaklą kyla garai, kurie vėliau kondensuojasi ir virsta hidrolato lašais. Pro gulbės kaklą kartu su vandens lašeliais teka ir eterinis aliejus, visos lakiosios medžiagos. Tam, kad atvėsinti karštus pro gulbės kaklą tekančius garus, mes turime įmontuoti ir aušintuvą. Aušintuvas yra paskutinioji alembiko dalis. Jis susideda iš vidinės spiralės, per kurią teka garai. Viena anga yra skirta hidrolato arba eterinio aliejų ištekėjimui ir 2 angos. Kitame šone viršutinioji skirta karštam vandeniui ištekėti, o apatinė anga skirta pripildyti vėsiu vandeniu, kad mūsų aušintuvas efektyviai aušintų garus. Kai sumontuojame alembiką, galime uždėti jį ant kaitinimo paviršiaus ir laukti pirmųjų hidrolato lašelių. Jei šis video reportažas jums buvo naudingas ir norite pradėti distiliuoti, bet dar neturite alembiko, kviečiu jį įsigyti mūsų tinklalapyje www.gamtoskvapai.lt. Jei norite užsisakyti asmeninę distiliavimo ar aromaterapinę konsultaciją arba išmokti gaminti kosmetiką namuose, rašykite man elektroniniu paštu aistra@gamtoskvapai.lt.